merginos abi labai yra skirtingos ir labai norėsiu jam parinkti skirtingus drabužius. Pradėsiu galbūt nuo Inesos, ar ne? Jinai yra šviesiaplaukė mergina ir pirmiausia, aišku, pirma mintis buvo kažko norisi labai ryškaus ir gaivaus, ar ne? Bet vis dėlto pasikalbėję nusprendėm, kad reikalingas drabužis šiek tiek, truputį subtilesniai progai, ar ne? Ir radome siluetą, kuris tikrai labai tinka jos figūros tipui, tai yra ta vadinamoji susiaučiama suknelė, kur labai gražiai apkrenta aplink krūtinę, ar ne? Kur truputį yra atviros rankos, labai trumpos rankovytės, ar ne? Atlapai, kitaip sakant, tas viršus truputį lyg ir praplatėja tam, kad kompensuotų klubus. O yra pabrėžta talija su diržu ir su klostėmis, ar ne? Ir sijonas eina nesiaurėjantis, neplatėjantis, o tiesiog tiesaus kirpimo. Pasirinkta tamsiai mėlyna jūrinė spalva. Ir aksesuaras, tas akcentas toksai, irgi yra parengtas tam, kad atkreiptų dėmesį viršutinę kūno dalį, kad truputį pamaskuotų pilnesnius klubus. O kalbant apie Margaritą, yra visiškai kitokio charakterio žmogus, yra labai veržli, labai ekspresyvi, ar ne? Ir jai labai tinka tos ryškios spalvos. Ir matavomės mes ir lapo žalę, ir geltoną, ir rožinę, ir žydrą, ar ne? Ir visos spalvos tikrai puikiai įtiko, bet vis dėlto išsirinkome ilgą, tokią pusiau laisvalaikio marškinių tipo suknelę, ar ne? Drabužis yra ne kieto, standaus kirpimo ir silueto, bet tiesiog lengvo audinio, kur vėjai aplaikstosi. Ir moteris atrodo labai lengva, labai romantiška. Ir vėlgi viršus yra marškinukų tipo, ar ne? Rankos Margaritos yra neblogos, dėl to jas palikom atviras, ar ne? Ir didelis irgi akcentas vėlgi paliktas ties krūtine, tam, kad atkreiptų dėmesį į ryškų, labai įdomų, ekspresyvų Margaritos veidą. Tiek vienos, tiek kitos merginų siluetuose suknelių yra labai svarbus ilgiai, ar ne? Ir Inesos suknelė yra klasikinio ilgio, kai yra apie kelius, ar ne? Tam, kad nebūtų labai trumpa suknelė ir nepabrėžtų klubų, ar ne? Kur yra truputį pilnesni. O Margaritos atveju pasirinko maxi ilgį ir svarbiausia nenutrumpinti, ir ne, kad nepadaryti suknelės iki kauliukų, nes vizualiai sutrumpintų kojas. Tai mes paliekam maksimaliai ilgą ilgį, kai yra, beveik iki žemės.